Robotai užvaldys pasaulį ir atims mūsų darbus. Tokie žinutės dažnai girdime savo socialinėje erdvėje. Tačiau vieną darbą aš tikrai norėčiau, kad jie atimtų iš mūsų, tai grindų valymą. O štai čia robotas, kuris ir kesina atimti šį darbą iš mūsų. Pristatau jums Dreamy X50 Ultra Complete robotą dulkių siurblį. Dėžė didelė, o viduje viskas, ko reikia. Pagrindinė stotis, šiukšlių maišai, šluostės, priežiūros priemonės, filtrai, šoniniai ir pagrindiniai šepetėliai. Labiausiai mane stebina Dreamy X50 Ultra funkcionalumas. Jis lyg geras senas šveicariškas peiliukas su daugybė funkcijų, palengvinančių gyvenimą. Kad ir pradėkime nuo bazinės stoties. Ši stotis yra ne tik įkrovimo vieta, bet ir tikras valymo šedebras, kuri užtikrina, kad jūsų robotas visada būtų pasirengęs darbui. Viena didžiausių stoties privalumų yra automatinis dulkių užtuštinimas. Po kiekvieno valymo ciklo robotas grįžta į stotį, o šį automatiškai ištuština dulkių konteinerį į didelį 3,2 litro talpos maišą. Šio maišo jums turėtų užtekti iki 100 dienų. Stotelėje įtaisyti du vandens bakai – švaraus ir purvino. Juos abu pripildyti ir ištuštinti galima rankiniu būdu. Tačiau stotis turi ir vandens prijungimo galimybę. Ši funkcija leidžia prijungti stotį prie vandens tiekimo ir nuotekų sistemos, kad viskas vyktų visiškai automatiškai. Negana to, po kiekvieno grindų plovimo stotelėje šluostės yra plaunamas 80 laipsnių pagal Celsijų karštų vandeniu, kuris pašalina visus purvus ir dėmes. Tada šluostės yra džiovinamas karštų orų, kad išvengtume nemalonaus kvapo ir pelėsio. O siekiant maksimalios higienos, įtaisyta dviguba ultravioletinių spindulių lempa šalina bakterijas tiek nuo šluošių, tiek nuo dulkių maišelio. Ši sistema yra labai patogi, nes jums nereikės rankiniu būdu plauti šluošių arba nerimauti dėl jų švarumo. Dreamy X50 Ultra siurblio galia tiesiog įspūdinga. 20 000 paskalių. Joks trupinėlis neliks gulėti ant žemės, kai jis susidurs su tokia siurbimo galia. Jeigu namuose yra daug slenksčių tarp kambarių ar nedidelių laiptelių, čia pagelbės ProLip sistema, kuri leidžia robotui įveikti iki 6 cm aukščio kliūtis. Ši sistema veikia naudodama išskleidžiamas kojeles, kuri pakelia robotą ir leidžia jam perlipti per kliūtis. O VersaLift sistema leidžia robotui nusileisti iki 89 mm aukščio ir palysti po sofomis ar lovomis. Dreamy X50 Ultra baterija yra 6400 mAh ir gali veikti iki 220 minučių tyliajame režime. Apytiksliai išvaloma 205 kvadratiniai metrai vienu įkrovimu. Kai baterija išsikrauna, siurblys grįžta į stotelę įsikrauti ir tęsia valymą nuo ten, kur buvo sustojęs. Plaukai yra viena didžiausių problemų, su kuria susiduria robotai dulkių siurbliai. Jie dažniausiai užkimba šepetėliuose, juos užkemša ir reikalauja dažno rankinio valymo. Tai ypač aktualu namuose, kur yra šunų ar kačių. HyperStream sistema su dvigubu šepetėliu užtikrina 100% apsaugą nuo plaukų susivėlimo. Vienas iš labiausiai įspūdingų HyperStream bruožų yra atbulinis šepetėlių sukimasis. Kai robotas aptinka, kad plaukai ar siūlai užkimba šepetėliuose, jis automatiškai pradeda juos sukti atbulinę kryptimi, kad atsikratytų užsikimšimo. Dreamy Home aplikacija yra viena geriausių rinkoje. Čia galite nustatyti valymo grafikus, reguliuoti siurblio galią, drėgnumą ir net nustatyti virtualius barjerus. X50 Ultra taip pat palaiko Matter protokolą, todėl gali būti integruota su kitais jūsų išmaniaisiais įrenginiais. O kas geriausia, jis turi įtaisytą balso asistentą. Tiesiog pasakykite "Hey Dream, clean" ir jis pradės valymą. Kaip jis atlaiko realius iššūkius? Testavome ant kietų grindų, kilimų ir net sudėtingų kliūčių.
X50 Ultra puikiai susidoroja su smėliu, plaukais ir net sausomis dėmėmis ant grindų. Objektų išvengimo sistema su dirbtiniu intelektu ir 3D kameromis leidžia robotui vengti net mažiausių kliūčių, kaip batų raišteliai ar laidai. Dreamy X50 Ultra yra vienas geriausių robotų dulkių siurblių, kuriuos esame išbandę. Jis puikiai tinka namams su įvairiomis grindų dangumis, kliūtimis ir net žemais baldais. Jei ieškote premium roboto, kuris padarys daugumą darbų už jus, X50 Ultra yra puikus pasirinkimas. O kokie minusai? Na, jūs turbūt turėsite daugiau laisvo laiko, todėl daugiau keliausite ir daugiau purvo nešis į namus, bet jūs turite robotą, tai jis išvalys, tai kaip ir ne minusas. Tai turbūt nėra tų minusų. Mano vardas Zigmas ir iki susitikimo Technorama parduotuvėse.